Pietryčių Lietuvos pakraštys slepia išskirtinės gamtos lobynus. Čia vienoje vietoje galima rasti ne tik vieną didžiausių šalies gyrių, bet taip pat ir buvusi karinį poligoną menančias duobes, į raudonąją knygą įrašytas retas augalų rūšis, žmogaus nepaliestas pelkes ir milžinišką smėlio jūrą. Tad šio epizodo pasakojimas apie unikalų gamtos kampelį Rūdninkų giria. Labas rytas, šiandien sveikinuosi iš pačio pietryčių Lietuvos pakraščio ir netrukus keliausiu į vienas didžiausių, jei ne pačias didžiausias žemyninės kopas, kurios yra mūsų šalyje. Tai nieko nelaukdami, leiskime į nuotykius laukiniai gamtoj. Keliaujam. Atvykau į Rūdninkų kaimą, kuris yra įsikūręs visai šalia didžiosios Rūdninkų girios. Tai Rūdninkai savo istoriją skaičiuoja daugiau kaip 500 metų. Čia anksčiau buvo karališkos teritorijos ir visokie didikai ir kilmingi žmonės čia mėgdavo medžioti ir čia jų buvo tokia kaip medžioklės vieta. O dabar vaikštinėjau labai gražiu kaimo takeliu, tokiu etnografiniu, galima sakyti, kaimo, kur tikrai autentikos čia yra visai nemažai. Rūdninkai išsidėstė prie istorinio Jogailaičių vieškelio Krokova-Liublinas Vilnius, kuris nuo senų laikų jungia dvi sostinės – Vilnių ir Krokovą. 15–16 amžiuje šios apylinkės stebino žaluma ir laukinių gyvūnų gausa. Tuomet tai buvo karališkos teritorijos, o gyventojai buvo tiesiogiai pavaldus karaliui, tarnavo medžioklės dvaro rūmuose ir užsiėmė bitininkystę. Šiuo metu šiame kaime gyvena apie 500 gyventojų. Kaimo pakraštyje stovi Rūdninkų švenčiausios Trejybės bažnyčia, kuri dabartinę išvaizdą įgavo 1884 metais. Pirmieji maldos namai čia buvo pastatyti 300 metų anksčiau, tačiau karai ir audros nekartą privertė bažnyčią atstatinėti. Na, o dabar metas pasigrožėti įspūdingų reginių, kopomis, kurių neskalauja jūra, o supa milžiniški miškai. Tai ką, atvykau į Rūdninkų girią, vieną didžiausių Lietuvoje, o pagrindinė Rūdninkų girios puošmena tai yra milžiniškos smėlio kopas, milžiniški smėlio masyvai, kurie leidžia pasijusti, tarytum būtum kažkur prie jūros, bet tikrai ne pietryčių Lietuvoje. O istorija šitų kopų susiformavimo yra gana paprasta. Sovietiniais laikais čia buvo karinių lėktuvų bandymo poligonas ir jie čia mėtydavo bombas ir to pasekmė, kad taip susinaikino gamta ir atsirado milžiniški smėlio plotai. Tai va tokia yra istorija, bet vaizdai čia nerealūs ir tikrai verta jais pasigrožėti. Tai va vienas iš tokių pavyzdžių, gerai matosi čia, kaip bomba paliko pakankamai nemažą duobę. Kitokių yra nemažai ir visas jas galima rasti šitoje gyrėje.
Nu, ir pasiekiau pačią pagrindinę grožybę, tai yra milžiniška smėlio juosta. Nežinau, tęsiasi turbūt kelis kilometrus, be galo geras vaizdas. Ir galima pasimėgauti va tokiom saulės voniom. Nu, belė kokia čia dydžia, turbūt didžiausia duobė visam. O nebejotinai didžiausia, milžiniška tiesiog. Tai vat bombų padariniai. Ne vieną kartą teko jau čia vaikščioti ir žmonių ar mašinų ar džipų, tai praktiškai visada tekdavo sutikti, bet šiandien tokia ypač rami diena ir visiškai aplinkui nei gyvos dvasios. Tik tai smėlis ir miškai. Mačiau žemėlapį, kad yra ir čia keli išlikę ežeriukai tokie laukinės gamtos, grinai vidury miškų, tai pabandysiu praeit pasižiūrėti, ar įmanoma ten lengvai patekti ir koksgi tam vaizdas. Tai keliaujam. Žemyninių arba kontinentinių kopų Lietuvoje yra ir daugiau. Pavyzdžiui, Dumsių, Bartkuškio ar Pobarų kopos. Tačiau savo dydžiu ir panoramomis jos nei iš tolo neprilygsta Rūdninkų smėlynams. Iš viso Rūdninkų girios plotai siekia daugiau kaip 26 000 hektarų. Ši vieta taip pat pasižymi išskirtinė gamta, čia auga į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti augalai. Išskirtinė lokacija yra mėgiama ne tik keliautojų, bet ir fotografų ar video turinio kūrėjų. Nu, panašu, kad šitas keliukas veda tiesiai link ežero. Tai būtų labai gerai, jeigu toks ir būtų. Tai navigacija rodo, kad tiesiai va čia yra šitas gražusis ežeriukas, bet visiškai nėra kaip prieiti, reikia grįžti pagrindinį kelią ir dar kartą bandyti laimę. Tai žodžiu, prie Šulinio ežero nepavyko prieiti, nes visaip čia vaikščiau iš visų pusių, bet neradau kažkokio normalaus keliuko. Tai ežeras slepiasi kažkur tenai, bet kiek žiūrėjau, dar šalia yra kiti tokie nedideli mini ežeriukai, gal iki kažkurio pavyks prieiti. Pelkių apsuptyje slepiasi Šulinio ir Kernavo ežerai. Nors iš arti pasigrožėti pačiais ežerais ir nepavyko, bendra miškų, pelkių, smėlynų ir užburiančios ramybės harmonija sukuria neeilinę atmosferą. Todėl ši vieta vis traukia sugrįžti vėl ir vėl. Žodžiu, ežerėlių nepavyko pasiekti šį kartą, bet grįžau atgal į smėlio masyvus, tai tenai tolumoj matosi Kuliamo kalnas, kuris yra aukščiausia visų šitų Rūdninkų kopų vieta. Tai pagal vienus duomenis jo aukštis siekia to kalno 16 metrų, pagal kitą 30, tai nežinia kiek ten iš tikro, bet vaizdas tai tikrai yra pakankamai neblogas. Tai ką, žiauriai greitai prabėgo laikas, bevaikštant po Rūdninkų girią, apie jau maždaug 12 km, tai tikrai daug smagių, gražių vaizdų teko čia pamatyti. Tai kol kas tiek ir pasimatysim kituose epizoduose.